Tomas riedėjo ir dardėjo pro miško kirtimo stovyklą. Ten nieko nebuvo. Jis apipuškavo visą salą, bet nerado nei storojo kontrolieriaus, nei savo draugų. Nepasiduosiu. Sušvilpsiu dar kartą. Žinau, kad jie čia. Ieškoti jų verta. Tomas aiktelėjo ir nusišypsojo. Žinau, kas čia švilpia. Ir žinau, kur juos rasti. Jie Aido slėnyje visai netoli. Netrukus Tomas įpuškavo į Aido slėnį ir pamatė savo draugus. Džeimsas, Edvardas ir Gordonas džiugiai tūtavo ir signalizavo. Storasis kontrolierius pašoko iš džiaugsmo Džeimso kabinoje. Tomai! Storojo kontrolieriaus skrybėlė pakilo aukštai į orą ir nukrito į ūkanas. Tomas sunerimo. Pone, jūsų skrybėlė! Bet storasis kontrolierius švytėjo. Nesijaudink, rasiu kitą skrybėlę, bet niekada nerasčiau kito Tomo. Tomas šypsojosi nuo buferio iki buferio. Kiek daug turiu jums papasakoti, ponė. Skubėkime atgal į Sodorą. Paskui mane.